Atvažiuoja Lenkas dirbti į Angliją. Gerą darbą gauna, gerai apmokamas, viską dirba, 2 metai, šaibų belė kiek, pareigos, ahujienos, visą laiką serga, perėjo visus gydytojus, anglų visur ėjo, nu nieks nieko neranda, nu sveikas, tipo. O jam blogai, visą laiką blogai. Kročius susiranda, daug kainuoja, bet susiranda Lenkų daktarą, tokį žaipadį tautietį Anglijoje. Nuvaro ten, aišku, dar sunkiai prieina, primoka pinigų, užeina į kabinetą, sako, teikit, sėskit, ko skundžiatės, nu va tas ir tas, ten tas blogai, čia, žinai, kiekvieną dieną, niekas čia nieko neranda. Aha, čia daktaras tik apžiūrėjo, nu jo, ką čia galim. Tai va, sako, dabar nueik, sako, va, kibirą, matai? Tu lengvai žiūri, jo. Tai va, nueik, sako, pasim kibirą, nueik, sako, į kitą kambarį, sako, prišyk į kibirą, apmyšk, sako, ant viršaus ir pakvėpuok garų 10 minučių. Blet, Lenkas galvoja, nu, pizdės, nu, bet tai ką, daktaras paėmė už kibirą, nuėjo, prišyko, primyžo, 10 minučių garų pakvėpavo, pizdės, sveikas. Sveikutukas. Išeina iš kabinos, sako, daktarė, jūs, sako, tiesiog nuostabus, išgydėt mane iš pirmo karto, sako, kas per liga buvo? Daktaras jėdė, tu, sako, tu išvis nesirgai, tu, sako, tėvynės pasiilgęs buvai.